Šiandieną pakalbėsiu, kaip paprasčiau, lengviau pildyti elektroninės statybos darbų žurnalą, kaip išvengti klaidų, kur galima optimizuoti patį pildymą. Tai pradėkime nuo pačios registracijos. Tai kiekvienas vartotojas turi būti užsiregistravęs. Registracija gana paprasta, tiesiog reikia nurodyti elektroninį paštą registruojant ir susikurti slaptažodį bei jį pakartoti. Jeigu naudojatės Google paskyrą, tai galima trumpinti registraciją, tiesiog suregistruoti su Google paskyra ir taip pat su jie prisijungti. Užsiregistravus, jeigu jungsitės su kitu elektroniniu paštu, gausite patvirtinimo nuorodą, ją nuspaudus būsite nukreipti ir matysite keli žingsnius, kurias reikės atlikti, jeigu norėsite pildyti būtent statybos darbų žurnalą arba statinio techninės priežiūros žurnalą. Reikalingas tapatybės patvirtinimas, kad kiekvienas vartotojas būtų identifikuotas, kas jis toks, ir dedant parašą arba atliekant kažkokį veiksmą, kad galima būtų atsekti. Tai pasitvirtinsite tapatybę su mobiliu parašu arba Smart ID. Ir sekantis žingsnis bus telefono numerio patvirtinimas. Tai mes siekiame nekaupti jautrių asmens duomenų, dėl to pririšimą prie tapatybės darome su telefono numeriu, tam, kad jums nereikėtų kitiems dalinti savo asmens kodo pakvietimams. Vietoj to galėsite jūs naudotis tą telefono numerį, kurį patvirtinsit, savo kaip identifikatorių. Tai pasitvirtinate telefono numerį, galima naudoti netgi ir asmeninį telefono numerį, tam, kad jeigu jūs pakeistumėte darbovietę, nereikėtų kurti naujos paskyros ar rašyti dėl telefono numerio pakeitimo. Sekantis žingsnis tai būtų prisijungimas prie savo darbovietės arba darbovietės paskyros sukūrimas, jeigu ji dar nėra registruota. Esame nukreipiami į paskyras, tai jūs kaip asmuo atlikę tuos žingsnius iki šio momento būsite identifikuotas kaip fizinis asmuo. Tai svarbu yra, kiti klausia, kam reikalinga ta asmens paskyra, tai bet kuriuo atveju, jeigu jūs atstovaujate įmonę, tai jūs atstovaujate kaip asmuo. Ir toliau jūs turite prieigą prie N įmonių, kurios suteikia jums paskyrą arba kurios susikūrėte. Tai matysite, jeigu jums išsiuntė pakvietimą su telefono numeriu, tai matysite pakvietimą, užteks priimti, viršuje pasikeisti įmonės paskyrą ir galėsite atlikti veiksmus. Jeigu vis dėlto įmonės paskyros nėra, tai galite lengvai susikurti tiesiog įmonės pavadinimas, įmonės kodas, kiti duomenys nurodomi pasirinktinai. Svarbiausia įmonės kodą nurodyti teisingai, nes jis naudojamas pakviečiant jūsų įmonę pildyti žurnalą, irgi taip pat kaip identifikatorius. Tai atlikus, galima pakviesti prie įmonės paskyros ir savo kolegas. Jeigu neturite administratoriaus teisių, tai matysite tiesiog informaciją savo kolegų, bet pakvietimą išsiųsti negalėsite. Tačiau jeigu turite įmonės administratoriaus teisės, tai automatiškai galite atlikti jau daugiau veiksmų, galite redaguoti kontaktinę informaciją būtent savo kolegų, išsiųsti pakvietimus, vėl naudojamas telefono numeris, ne asmens kodas, nurodomos pareigos, elektroninis paštas, kuris bus rodomas kaip kontaktinis asmuo, tai nebūtinai jis turi būti užsiregistravę tuo elektroniniu paštu, tiesiog čia ką jūs pateiksite to darbuotojo, kai jisai atstovaus jūsų įmonę. Ir nurodite, ar norite, kad kolega būtų irgi įmonės administratorius ir galėtų atlikti tos pačius veiksmus. Taip pat yra ir papildomų veiksmų, tai galima įsikelti įmonės atestatą, grynai, kuris priklauso įmoniai, o ne jums kaip asmeniui, ir įsikelti deklaracijas. Jeigu norite, kad naudojant žurnalu būtų greičiau įkeliamos deklaracijos, kad nereikėtų kiekvieną kartą kelti tų pačių deklaracijų, susikeliat savo dažniausiai naudojamas deklaracijas ir po to vėliau parodysiu, kaip tai galima panaudoti, kad sutaupyti laiko. Grįžtame į pagrindinį langą. 3 žingsnius atlikus, galima jau sukurti ir savo pasirašymo kodą. Tai naudojamas pasirašymo kodas, kad nereikėtų kiekvieną kartą pasirašinėti mobiliu parašu, pagreitinant patį procesą. Susikuriame pasirašymo kodą, vėl iš 4 simbolių iš 6, pasirinkti neribojamas skaičius, bet minimum turi būti 4 simboliai. Ir šitos simbolius įvedus,
toliau yra išsiunčiamas SMS kodas, kurio patvirtinsit, kad tikrai jūs tą kodą pasikeitėt arba susikūrėte, tai vėl įneša saugumą į pačios sistemos naudojimas. Sugrįžus atgal, lieka paskutinis žingsnis, tai pasirašymo kodas reikalingas pasirašyti įrašus. Jeigu jūs tik atliksite peržiūrėjančią vaidmenį, pasirašymą nedarysite, tai šitas žingsnis jums nereikalingas. Ir lygiai taip pat, jeigu jūsų darbe atestatas nereikalingas, galite atestatų ir nesikelti. Čia atestatai įkeliami jums kaip fiziniam asmeniui. Tai įsikeliu reikiamus atestatus, privalomi laukai, tai pavadinimą nusirodau, numerį ir išdavimo datą. Daugiau privalomų laukų nėra. Prisiekti atestato irgi nėra būtina, dabar užtenka tiesiog nurodyti numerį. Kaip matote, dabar esu pakliuvęs į nustatymų skiltį, kur galiu daugiau informacijos tiek pasižiūrėti, tiek pranešimų skiltį valdyti, tiek susijęti su Google paskyra, jeigu norite greičiau prisijungti prie savo paskyros. Tai būtų tiek iš pačios registracijos. Šitos žingsnius atlikus, daugiau jokių veiksmų imtis nereikia, galima keliauti iš karto į žurnalo pildymo skiltį. Dabar aišku, matosi daug pakvietimų pasirašyti, bet galime nekreipti dėmesio, keliaujame į pačią žurnalo kūrimą. Tai jeigu mes gausime pakvietimą pildyti žurnalą, tai mums jau užvesti nereikės, mes matysime mėlyname fone pakvietimą, priimsime ir keliausime į jo pildymą. Jeigu vis dėlto esate užsakovas arba užsakovo atstovas, kurio paprašė užvesti statybos darbų žurnalą, tai galime spausdami sukurti žurnalą. Jeigu, tarkim, esate įmonės vadovas ir jūsų kolegos pildo žurnalą, tai galima per paskyros žurnalus matyti visus įmonės žurnalus ir lygiai taip pat, turint administratoriaus teisę, jūs galite tiesiog pridėti prie kiekvieno žurnalo tiek save, tiek kitus kolegas. Tokia administratoriaus rolė. Grįžtame į patį pildymą ir dabar užvesime naują žurnalą. Taip, ir nurodome, ar tai yra ypatingas ar neypatingas statinys. Adresą nurodysime. Jeigu kartais adreso nerasite, tarkim naujas kvartalas, galima išsiskleisti ir pasipildyti adresą papildomais duomenimis. Statybos leidimo numeris vėl ne visose žurnaluose yra privalomas, tai tarkime mūsų objekte nereikia šitų duomenų, tai šitą skiltį galime paleisti. Svarbu yra nurodyti, kada statybų pradžia prasideda, statybų darbų pabaigos dažniausiai keičiasi irgi neprivalomas laukas ir finansavimo šaltiniai, tai galima nurodyti kelis finansavimo šaltinius. Jeigu reikės daugiau duomenų, tai po to užvedus žurnalą per nustatymus galima tiek pasikoreguoti jau įvestus duomenis, tiek ir įvesti papildomus laukus, kurie, tarkim, popierinėme žurnale yra pateikti, bet rečiau pildomi. Tai, kad būtų lengvesnis užvedimas, mes pateikėme dažniausiai pildomus laukus. Ir paskutinis žingsnis tai yra mokėtojas, nes būna, kad, tarkim, jeigu ne mes statytojas, mes tik pavestas užvesti žurnalą, tai galime nurodyti kontaktus, kokiai įmonei bus išrašomos sąskaitos už žurnalą. Pavyzdžiui, mes sukurti. Lygiai taip pat čia irgi yra žingsniai, kuriuos reikia atlikti, jeigu tai yra pirmas žurnalas, kad būtų lengviau. Tai dabar keliaujame pakviesti kitus dalyvius, tai mes nušokame į dalyvių skiltį ir čia mes automatiškai tampame kaip statytojas. Jeigu vis dėlto statytojas yra kažkas kitas, tai pasikeisti rolę galėsite tik tada, kai priims naujas statytojas tam, kad žurnalas neliktų be statytojo. Tai pakvieskime įmonę, kitą statytoją, išsiuntime pakvietimą, nurodome, kad statytojas yra, gal statytojas yra ir tuo pačiu rangovas, tai galima netgi kelias rolės priskirti. Ir elektroninis paštas irgi nėra privalomas laukas, nes pakvietimas vis tiek sistemoje išsisiunčia ir vartotojas pakvietimą gaus. Bet jeigu norite, kad konkretus asmuo gautų pranešimą, galime išsiųsti pakvietimą ir pakvietimus iš karto nušokame į pakvietimų langą ir čia matysite visus pakvietimus. Lygiai taip pat yra su fizinio asmens pakvietimu. Tai tarkim, pakvietus techninį prižiūrėtoją, kaip fizinį asmenį,
jeigu jis vykdo individualią veiklą, tai naudojame ne asmens kodą, o vėl tą patį telefono numerį, įvedu elektroninio pašto pakvietimą. Taip vyksta pakvietimas. Ir jeigu mes esame rangovas, tai galime irgi lygiai taip pat prisiskirti ir savo papildomą rolę. Jeigu mes prie žurnalo jungsimės ne vieni, galime išsiųsti pakvietimą ir savo kolegoms. Tiek, kiek kolegų turėsite, tiek galėsite ir pridėti. Jeigu kartais nerasite, tai galite paspausti ant šios nuorodos, būsite nukreipti į paskyros valdymą, kur galėsite pasikeisti kolegas, ką rodžiau prieš tai. Taip, tai šitas žingsnis, matysite, kad yra atliktas. Galime keliauti toliau. Dar aš gal pasikviesiu prie dalyvių ir subrangovą, kuris atliks mums kitus darbus ir vienas subrangovas. Čia galima nurodyti, pagal nutylėjimą, subrangovai matys tik tai savo įrašus, tai jeigu norite, kad jis matytų ir kitų dalyvių įrašus, galite uždėti varnelę. Standartiškai, kad neapkrauti, subrangovai dažnai smulkesniais srity dirba ir nėra prasmės rodyti visų įrašų, tai paliekame be varnelės ir galime pakviesti. Tai visus dalyvius pakvietame, grįžtame atgal ir galime sukurti darbų žiniaraščius skyrius. Žinoma, tai galima atlikti pridedant pavienius skyrius, žiniaraščius, tarkim, švok, elektra, bendrastatybiniai darbai, bet lygiai tą patį galima ir peršokant šitą žingsnį atlikti importavimo metu arba pridedant pavienius darbus. Esame padarę, kad, tarkim, subrangovai atlieka kelis darbus, kad nereikėtų importuoti, nes kartais būna kelia keblumų pats importavimas. Tai mes šitoje vietoje galime tiesiog susikurti skyrių elektra ir prisidėti pavienius darbus. Tai privalomas laukas yra pavadinimas, vienetas ir kiekis. Eilės numeris, kodas ir vieneto kaina yra neprivalomi laukai, galite įvesti pasirinktinai ir čia galima iki 20 darbų tokiu principu sudėti, tokiu atveju nereikia ruošti importo failą. Tai spaudžiame pridėti. Jeigu vis dėlto darbų yra daugiau, galim pasinaudoti importavimo funkciją. Tai čia priskirsime, tarkime, darbus savo ir galime, jeigu nerandame skyrius, susikuriame naują skyrių ir parodysiu, kaip atrodo pats importavimo failas. Tai pavyzdį čia galite rasti, kaip pasiruošti importo failą, bet nereiktų išsigąsti, nėra raketų mokslas, nes elementariai yra dabar supildyti visi 6 stulpeliai, tai eilės numeris, kodas, pavadinimas, matavimo vienetas, kiekis ir kaina, bet vėl privalomi stulpeliai yra tik šie, tai jums užtenka tik šių stulpelių, visi kiti yra papildomi, tai tarkim galite skyriaus pavadinimą nusirodyti pirmame stulpelėje, jeigu didesnis žiniaraštis yra taip išsiskaidyti. Kai kur matome, kad yra palikti tušti langai ir dėl to problemų tikrai nekils. Ir gali kelti klausimų, dėl ko yra kainos stulpelis, nes darbų kiekis žiniaraštis gali būti importuojamas ir be kainos, bet čia yra papildoma pridėtinė vertė žurnalo, jeigu norite stebėti finansus, kaip finansiškai atrodo vykdymas darbų. Tai visi šitie duomenys, kuriuos jūs importuosite su kainoms, yra matomi tik tais jums, nei vienas dalyvis šitos informacijos nematys. Ir netgi jeigu aš importuosiu, kaip dabar parodysiu, už subrangovą, tai jisai subrangovas matys kiekius, galės pildyti darbus, bet darbų pildymo kaina, suma bus matoma tik tais jums. Jisai vėl tos informacijos nematys, neskaitant to, kad darbai priklauso jam. Tai čia yra grinai jūsų stebėjimai tiek savo pačių, jeigu įmonės finansų, taip tiek subrangovo. Tai galiu pavyzdį parodyti, dabar importuoju darbus čia. Jeigu yra poreikis, galima pasikeisti išdėstymą, tai tą leidžia netgi jau ir įklijavus darbus. Galima pasikeisti stulpelius, apsikeisti vietomis. Aš spaudžiu importuoti. Tai jums parodys, kiek yra suimportuota darbų. Gal keliauju į importą. Čia jau galiu pasirinkti kitas rangovas, matau.
priėmė pakvietimą, galiu žiniaraštį pasirinkti ir keliauju į importo failą ir galiu kopijuoti kitą skyrių su pavadinimu. Jeigu atkreipėte dėmesį, tai skaičiai yra nurodyti tiek su kableliais, tiek su taškais, su tarpais. Ne visai tvarkingas failas, bet padarėme, kad sistema vis tiek atpažintų tokius duomenis ir sėkmingai importuotų. Tik specialiai yra palikta klaida, čia gautųsi 5 eilutėje. Taip, 5 eilutėje. Vietoje kiekai įvestos raidės ir sistema mums parodys, kad yra klaida palikta, kad galėtume tiksliai žinoti, kur pasikoreguoti. Tai importuoju subrangovai su kainomis, atkreipiu dėmesį, kiekius ir kaip ir tikėjomės, rodo, kad 5 eilutė yra klaida, dėl to šitą eilutę nesiimportavo. Tai dabar matau suimportuotus visus darbus, visą sąrašą, galiu įsijungti, kad matyti savo ir matau ir kito rangovo darbus. Jeigu į finansus eitume, subrangovas nemato jokios informacijos, nors darbų žiniaraštyje yra importuoti darbai, bet kainos šitoje vietoje aš nei galiu redaguoti informacijos apie darbus, nei galiu matyti, kokios buvo kainos importuotos. Jeigu grįšime į darbus ir jeigu aš sukurčiau, kad atlikau darbus, nurodau šaukimą, čia privalomi laukai, nieko pasirašyti nepakviečiu. Darbų žiniaraštį aš kaip subrangovas matysiu savo darbų atlikimo progresą, matysiu procentą, kadangi niekas nepasirašė, tai bus tamsiai žalios spalvos. Ir jeigu nueisiu į finansus, man lygiai taip pat niekas nepasikeitė, šitos informacijos aš nematau, nes mes kaip generalinis rangovas, mes importuojam šitos darbus ir šitą informaciją dabar prisijungus mums finansuose matysis, kad atliko už 24 eurus darbų, ko subrangovas nematė, bet mes galime šitą informaciją stebėti. Ir mes galime pildyti darbų atlikimą už savo darbus, tačiau nors importuojam už subrangovą, mes pliusiuko nematome, tai darbų atlikti už kitą dalyvį mes irgi negalėsime. Taip, tai dabar prie pačio žurnalo pildymo grįžtant, minėjau pradžioje, kad reikia įsikelti deklaracijas, tai deklaracijas galima per greitai į meniu įsikelti šitoje vietoje. Sistema jau sufleruoja, kad galima pasinaudoti deklaracijų archyvų, tačiau kadangi įsivaizduokim, kad deklaracijų mes dar nesame sukaupę, įsikėlę, tai tektų pildyti rankiniu būdu, susivesti visą informaciją apie deklaracijas, visus laukus. Jeigu to reikalauja, šitie laukai neprivalom, bet kai kurie techniniai prižiūrėtojai gali reikalauti daugiau duomenų pateikti ir spausti sukurti. Galima iš karto sukurti ir priskirti deklaraciją į archyvą. Ta galima atlikti ir vėliau. Jeigu, tarkim, pamiršome prisegti dokumentą, tai sistema apie tai informuos. Tai spaudžiame pridėti iš tiekėjo gautą deklaraciją. Taip, įkeliu ir neberodo pranešimo, kad neprisegta. Ir jeigu, tarkim, šitą deklaraciją dažnai naudojama, paspaudžiu naudoti ateityje, patvirtinu. Ir ji pakliūna į šitą skiltį, kurią aš matau. Tai čia yra visos mano įmonės pildomos deklaracijos. Tai kas man gali padėti sutaupyti laiko, aš galiu pasižymėti visas šitame objekte reikalingas deklaracijas, jas susirandu ir vienu paspaudimu tada paspaudžiu importuoti. Galiu iškart netgi jau ir pakviesti pasirašyti reikiamus asmenis ir viskas. Tai jeigu deklaracija susikėlė su visais aprašymais, su visais dokumentais, betonai dažniausiai yra išduodama deklaracija grinai tos dienos ir tame objekte. Tai šitoje vietoje galime mes ištrinti betono ankstesnę deklaraciją, įsikelti naują, bet supraskim, kad bet kuriuo atveju mums sutaupo laiko
duomenų suvedimas ir jeigu įeitume į žurnalą įrašus, matytume, kiek susikėlė deklaracijų kelių mygtukų paspaudimo. Tai tas tikrai ženkliai gali sutaupyti laiko. Toliau, ką dar svarbu yra įsikelti, tai jeigu paspaustumėt ant sukurti įrašą, ne greitojo meniu, o šalia esančio mygtuko, tai čia rasti visas formas reikalingos žurnalo pildymui ir šiuo metu, tarkim, mums dar reikalinga ir projektinė dokumentacija, kas parengė dokumentą, dokumento numeris įkeliamas, kiti duomenys suvedami ir lygiai taip pat reikia įkelti projektinį dokumentaciją, tai turi būti prisegtas ir dokumentas. Tai čia galima įkelti iki 800 MB svorio dokumentą, tai tikrai pakankamai didelius failus galima įkelti. Sistema tą tikrai palaikys. Tai čia būtų iš pačioje pradžioje rekomenduojamų įrašų susikūrimo. Šitos darbus atlikus, tai dabar mums belieka tiesiog pagal STR yra numatyta kiekvienos dienos pamainos pabaigoje pildyti žurnalą. Ta paprasčiausiai galima daryti, tiesiog atsivertų savo darbų kiek žiniaraštį, įsijungus tik savo darbus, kur nesimaišytų, ir galiu keliauti tiesiog darbas po darbo ir įvedinėti kiekius. Tai elementariai spaudžiu pliusą, man užtenka tiesiog įvesti kiekį, nuvesti, tarkim, aukštas, informaciją apie statybų darbų vietą, eigą, elementą, koloną pažymėti reikia. Ir deklaracijos nėra privalomas, bet įdėjome lauką, kad nepasimirštų, nes dažnai būna, kad techninė priežiūra dėl to priekaištus pareiškia ir visi laukai yra neprivalomi, bet automatizuoti, kad galima save prisiskirti, galima užsikelti duomenis iš meteorologinių duomenų ir galima susijęti ir su kitais įrašais, tarkim, prisekti gal projektinę dokumentaciją prie šito failo ir spausti sukurti. Tai čia sukūrimas galimas ir iš karto susijęs su kitomis formomis. Tai dabar esame įkėlę dažniausiai pildomos formas, tai su paslėptais darbais, jeigu pildome, tai galima iš tos skiltės susikurti. Kaip pavyzdys, tarkim, jeigu atliekame darbą vienu etapu, galima išvengti F25 formos kūrimo, tai iš karto galime kurti F24 ir čia jau yra suintegruota 25 forma, nes yra tie patys laukai, kurie yra 25 forma. Kadangi mes prie 07 formos įsikėlėme jau reikiamus dokumentus, tai automatiškai sistema parinko ir projektinę dokumentaciją ir panaudotas deklaracijas. Tai mums bereikia tiesiog pažymėti, kad nebuvo nukrypimų, o jeigu buvo, tai turi būti prisegta F05 forma, jeigu buvo pakeitimai nuo projekto. Ir spaudžiame sukurti. Ir tikriausiai pastebėt, kad yra neseniai kviesti dalyviai, taip vėl, jeigu ilgas sąrašas dalyvių, kad nereikėtų rankiotis, galima iš šitos skiltės tiesiog sužymėti, pakviesti. Ir viskas. Tai ką mes pamatysime, kad žurnalų įrašai sukurti 3 netgi, kas priklauso pagal žurnalą, tai F07 forma, kurią pildėm, toliau kartu mes užpildėm F24 formą ir F17 automatiškai susikūrė, nes tai yra tiesiog formalumas atkeliavęs iš popierinio žurnalo, tai yra tiesiog sąrašas kokios deklaracijos naudotis. Tai vėl iš šitos pusės tikrai nemažai automatizavimo, kas gali palengvinti patį kūrimą. Lygiai taip pat, jeigu reikėtų, tarkim, susikūrėte F07, bet techninis prižiūrėtojas sako, kad turi būti prisegtas ir paslėpti darbai, tai galima ir per šitą skiltį spausti sukūrimą reikiamų įrašų. Tai, tarkim, dar dažnai pildoma ir F12 forma. Tai šitoje vietoje galima matyti labai daug laukų, kuriuos reikia susipildyti.
betonavimo darbų eigą. Tai kas gerai yra, kad jeigu mes vieną kartą susipildysime šitos duomenis, sekantį kartą viršuje matysite pranešimą, kad galima užkelti iš ankstesnės formos duomenis ir taip išvengsite pakartotinių duomenų, kurie gal mažai skiriasi įvedimo ir vieną mygtuką paspaudimu užsikelus duomenis. Žinoma, galima panaudoti ir kitą funkciją, tai yra kopijuoti įrašą. Tai jeigu, tarkim, mes darbų žiniaraštyje pildėm darbus, yra sukurtas jau įrašas, galimai prisegtos visos reikiamos deklaracijos, tai galima tiesiog paspausti, kad kopijuoti įrašą. Tarkim, čia pamiršome už praeitą savaitę įvesti šitą darbą, pažymime, belieka pakeis datą, pažymime, kad visas kiekis užsikelia kiekio likutis, tai 100% bus jau atlikta, galime pasikoreguoti, kaip buvo vykdomas, o visą kitą, tarkime, galim dar, aišku, ir meteorologinius duomenis užsikelti kitus, nes buvo kita diena. Ir viskas. Paspaudžiame sukurti ir automatiškai viskas, kas buvo naudota, pasinaudoja ir vėl susitaupo laiko pačiam pildymui. Tai iš įrašų kūrimo tokių pagrindinių formų būtų šios. Jeigu jūsų praktikoje yra dar kitos formos naudojamas, tai galima šitų mokymų metu padiskutuoti, kaip pildyti kitas formas. Tas dar neseniai pasirodė nuo gegužės mėnesio, tai F61 forma. Tai toksai formalumas, kas dirba su valstybiniais užsakymais, šitą formą kaip ir reikia pildyti, nes čia mes turime prisekti dokumentus, tai yra atlikimo darbų aktus, sąskaitas, viso, ko gali pareikalauti tiek savininkas, tiek užsakovas. Tai šitoje vietoje susikeliame duomenis, prisegame patį dokumentą, sąskaitą ir paspausime sukurti. Tai trumpai tariant, gal nedažnai šitos formos reikės, vis stengiamės reaguoti greitai į STR pakeitimus ir įsivesti visas reikiamas formas, kad turėtume. Taip, tai apie pačių įrašų pildymą kaip ir aptariam. Dabar galime grįžti į apžvalgą ir pakalbėti apie patį darbą, jau kai yra įrašai sukuriami, jeigu reikia kažką susirasti, pasirašyti, kaip veikia pats pasirašymas. Tai jeigu, tarkim, jūs sukūrėte įrašus, visus savo sukurtus įrašus galite rasti apžvalgoje, paspaudus jūs būsite nukreiptas į konkretų filtrą. Jeigu jums reikia susirasti, ką turite pasirašyti, vėl spaudžiate ant turiu pasirašyti, tai jums rodys, kiek turite pasirašyti iš viso. Ir šitas filtras gal aktualesnis yra generaliniams rangovams, kai reikia sulaukti, kol pasirašo subrangovas arba techniniai priežiūrai, kol pasirašo kitos šalis, tai jie gali pagal hierarchiją pasifiltruoti ir jiems rodys tik tais tuos, kuriuos jau pasirašė prieš tai reikiamos grandis, tai subrangovas, generalinis rangovas ir tada jau techninis prižiūrėtojas. Tai tas leidžia greičiau atsekti įrašus ir išvengti laiko gaišimo tikrinant įrašus, kur pasirašė ne visi asmenys. Nes čia mes galime matyti pasirašančiųjų statusus, kur nėra pasirašančiųjų, kur yra, jeigu įeitume, galime netgi per greitąją peržiūrą įrašus pasirašinėti čia. Taip, viskas. Ir iš karto automatiškai užsideda, kaip matot, varnelė. Jeigu vis dėlto įrašų yra daug, tai galima taikyti ir masinį pasirašymą. Tai toje vietoje rodo, kurios mes įrašus pasirašysime ir suvedame pasirašymą. Jeigu suvedėt klaidą, tai tiesiog rodys, kad neteisingas pasirašymo kodas. Taip, tai šitos įrašus pasirašau. Jeigu reikia, prieš pasirašant, aš galiu vėl greitoje peržiūrai pasižiūrėti ne tik pagrindinį įrašą, bet ir papildomus įrašus. Jeigu mes patys kūrėme įrašus, galime pakviesti pasirašyti daugiau asmenų, tarkim, galime rangovą pakviesti ir matysime, užsidegė. Taip pat galime, jeigu vis dėlto suklydome ir pridėjome tarkim, subrangovą, kurio gal nereikėjo
prie įrašų pasirašinėti, pridėti. Galime nurodyti, ką pašalinti iš įrašo, tai tarkim šitas asmuo mums nereikalingas, jį pašaliname ir jis dingsta nuo įrašų. Tai toks pasirašančiųjų valdymas vėl palengvina patį darbą su žurnalu. Toliau, ką galima daryti su įrašais, galima palikti komentarus. Galima prisiekti prie komentaro netgi nuotraukas, jeigu kažkas atlikta. Tai šitą funkciją mėgsta techniniai prižiūrėtojai, nes kartais techniniai priežiūrai nesinori pildyti formalaus F57 formos įrašo, tai naudojasi komentavimo funkcija. Komentaras yra išsiunčiamas elektroniniu paštu, yra ir matomas prie pačio įrašo. Tai šitie duomenys nėra perduodami į tą jau žurnalo išrašą, teisinį dokumentą. Čia yra vidiniai komunikacijai naudojami duomenys. Lygiai taip pat galima ir užduotis kurti, jeigu, tarkime, reikia kažką atlikti konkrečiai su kažkokiu įrašu ar su kažkokiu darbu, tarkim, kitam rangovui priskiriame įrašą. Ir čia nurodom užduotį. Lygiai taip pat galima ir nuotrauką prisiekti. Susikūrė užduotis. Užduotis galima rasti pasitarimų protokole, dėl ko, nes dažnai per pasitarimus yra protokoluojama kažkokiuose vordiniuose dokumentuose, tai galima tiesiog naudotis pačiu šito įrankiu, kad viską vienoje vietoje laikyti, nes kai daug yra informacijos šaltinių, kartais labai sunku surasti reikiamą informaciją. Tai va, ir šitoje vietoje jūs matysite, kad jums yra priskirta viena neatlikta užduotis ir pakankamai ryškiai matysis, kad su tuo įrašu dar kažkas yra nepadaryta arba su tuo darbu kažką reikia atlikti. Tai čia būtų pačių užduočių ir komentavimo funkcijos. Toliau yra versijos. Tai šiaip, jeigu mes norėtume pašalinti kažkokį įrašą, kuris yra dar nepasirašytas, tai iki pasirašymo su įrašu galima laisvai jį redaguoti. Redaguoti galim bet kada, tik tai, kad jeigu mes paredaguosime nepasirašytą įrašą, tai jis pasikoreguoja ir tos korekcijos niekur nėra fiksuojamos. Tai tokia kaip juodraštinis įrašas. Jeigu mes įrašą jau pasirašysime, tarkim, padėjome parašą, kad tikrai dokumentas teisingas, jį kažkur naudojame kaip sąsają, automatiškai redaguojant, mes turėsime iš naujo jį pasirašinėti, dėl to, kad yra sukuriama nauja įrašo versija. Tarkim, kaip matom, mano parašas dingo. Ir čia aš matau, kad yra senesnė versija. Jei įėjus, aš matau, kad tai yra negaliojanti įrašo versija, kad galima peržiūrėti naujesnę. Ir tokiu atveju, jeigu naudojate seną versiją, tarkim seną deklaraciją, kuri buvo su klaidomis prie darbų, tai tokiu atveju jums reikės iš naujo pridėti deklaraciją, nes matysis kaip sąsaja, kaip nebegaliojant ir pamatysit tokį ženkliuką. Tai čia svarbu, gal kur dažnai irgi būna laiko sugaištama, kad mes sukeliame įrašus, skubame juos pasirašyti ir tada turime problemą, kaip reikia atlikti korekcijas. Tai rekomendacija yra atlikti visus reikiamus įrašus, neskubėti pasirašyti. Pasirašymą jūs galėsite tiesiog masinį padaryti jau po atliktų įrašų. Tai pirmiausia, jūs viską susidėkite, susirašykite, datą galima nusirodyti bet kurią. Tai susidedame darbus ir tada pakviečiame visus pasirašyti. Toliau, keliaujant jau į gilesnę, kai yra dar daugiau įrašų, kai reikia susirasti reikiamus įrašus iš ankstesnių datų, tai galima naudoti filtrų. Tai filtravimas turi daug skilčių, galima filtruotis pagal kas sukūrė įrašą, galima filtruotis pagal darbus, tarkim, jeigu prasifiltruoju, tai šitoje vietoje irgi galiu, su kuriais darbais yra susijęs įrašas, tuos ir rodys. Jeigu vis dėlto reikės išsivalyti filtrą, vėl išsivalome ir galime eiti per kitus filtravimus. Pagal mano pasirašymo
Būsenas galima pagal konkretų įrašo numerį ieškoti, vis tiek jeigu yra 1000 įrašų, kiekvienas įrašas turi savo numerį, tai galime atlikti įrašo paiešką, tarkim, jeigu jums kitas dalyvis pasakė susirasti kažkokį konkretų įrašą. Pagal formą, tarkim, kaip papirinėme žurnale yra viskas viename lange su ta forma, taip ir čia galim prasifiltruoti konkrečius įrašus, tarkim, F07 ir matyti, kokias buvo sukurtas. Pagal statinių elementus, tai jeigu norėsit, kad būtų galim pagal statinių elementus filtruotis, nes dabar mes kūrėme įrašus tik su vieninteliu statiniu elementu, nieko pasirinkti nereikėjo. Tai jeigu norėsite pagal korpusus išsiskaidyti, pagal kitus statinių elementus, tai tada keliaujame į statinių elementus ir čia galima susikurti daugiau statinių elementų. Tik tais reikia atkreipti dėmesį, kad kuriant įrašą jau teks kiekvieną kartą pasirinkti iš šitos skiltės statinį elementą ir atsiranda tikimybė, kad galit suklysti. Tai jeigu objektas vis dėlto nedidelis, paprastas remontas, tai galima išvengti ir be statinių elementų. Gerai, grįžtame į patį filtravimą, tai galima prasifiltruoti pagal rėžius, tai tarkim, jeigu jums reikia už konkretų mėnesį susirasti, tai vėl filtruojamės pagal rėžius, pagal būseną. Šitas filtras aktualus ypatingai užbaigiant statybos darbų žurnalo pildymą, nes jeigu yra bent vienas nepasirašytas įrašas, tai sistema neleis uždaryti žurnalą, reikalaus, kad visi pasirašytų įrašus, o jeigu, tarkim, vis dėlto matote, kad kažkuris įrašas nepasirašytas, bet jis yra net neaktualus, tai galime jį paimti ir ištrinti, jeigu parašo nėra, tai įrašas išsitrina. Vėl, jeigu bent būtų parašas, būtų galima jį tiesiog anuliuoti. Kadangi su kitu susietas įrašas, tai irgi tokiu atveju neleis. Tai tada arba pašalinti sąsają. Iš pačio filtravimo pusės būtų tiek. Galima filtruotis ir per šitą skiltį. Čia galima netgi filtruotis pagal, tarkim, pagal darbų eigą, pagal, tarkim, jeigu buvo nurodytas korpusas arba vieta, tarkim, antras aukštas buvo nurodytas, aš galiu susirasti pagal konkrečią vietą irgi lygiai taip pat įrašus. Tai tas irgi padeda, kai reikia susirasti kaip kolonas betonuojamos ir panašiai. Koks pliusas yra, kad šitoje vietoje jūs galėsite lygiai taip pat irgi filtruoti, išsifiltravę, tarkim, pagal kažkokį konkretų, nustatyti konkretų filtrą. Jeigu jums teks išeiti iš puslapio, grįžus, jums tas filtras yra išlaikomas, kad galėtumėte toliau dirbti nepertraukiamai. Jeigu vis dėlto reikės pašalinti filtrą, tiesiog pašalinam ir galėsite filtruotis iš naujo. Lygiai taip pat veikia ir darbų žiniaraščio filtras. Čia tik gal mažiau filtravimo yra, tai pagal poreikį, jeigu matome, kad vartotojams vis dėlto reikia daugiau filtravimo, tai mums tikrai ne problema ir daugiau pridėti. Tai čia galima filtruotis pagal dalyvį ir pagal būseną. Tai yra, kad, tarkim, jums reikia išsiaiškinti, kokie darbai nepradėti, išsifiltruojame ir randame visus nepradėtus darbus. Tai tiek ir viršytus kiekius, tiek ir pilnai atliktus galima prasifiltruoti. Jeigu, tarkim, pagal žiniaraštį galim prasifiltruoti, jeigu, tarkim, dirbate su konkrečiai šituo žiniaraščiu, tai reikia išsivalyti filtrą ir tada elektrą. Ir čia matysime tik tais to. Ir lygiai taip pat, jeigu keliausime į kitus puslapius, grįžę būsime tame pačiame filtre, galėsime toliau dirbti. Ir čia matome, kad 75% buvo atlikta, dar 25% yra nepriimti, kaip pavyzdys, yra nesurinkti visi parašai. Pačio darbų žiniaraščio būtų tiek. Dar vienas etapas yra tiek aktualu rangoms ir subrangoms, kai reikia aktuoti darbus, kad nereikėtų kratyti galvos, ką tiksliai atlikote. Jeigu vis dėlto darbų žurnalas buvo pildomas pagal faktą, tai bus daug lengviau išsitraukti atliktų darbų kiekius. Esame padarę gana jau išsamią ataskaitą, kur galima prasifiltruoti pagal pagal tam tikrą datą, pasirinkti reikiamą dalyvį,
generalinis rangovas gali netgi parsisiųsti subrangovo atliktus kiekius, gali parsisiųsti tik tais priimtus, kad nerodytų, ką deklaravo kaip atlikta, bet prašyti, kad pateiktų kiekius tik su techninės priežiūros, būtų visos šalis pasirašiusios. Galima ištraukti ir tos kiekius, kurių, tarkim, per šį mėnesį subrangovas neatliko, bet, tarkim, per ankstesnius laikotarpius buvo atlikta, arba per ankstesnius laikotarpius irgi buvo neatlikta. Tiesiog visa tokia kaip ataskaita pateikiama ir parsisiunčiat. Tai tas palengvina patį aktavimą ir tiesiog darbų aktų sutikrinimus, kad tikrai realybė atitiktų priimami darbų aktai. Ir, aišku, jūs galite realiuoju metu stebėti visą atliktą darbų kiekį finansuose. Dabar, aišku, kadangi pas mus nedaug įrašų ir už ankstesnius laikotarpius nėra pateikta, bet jeigu, tarkim, susikeliat su kainom, tai galite stebėti ir einamoji mėnesį lygiai taip pat žiūrėti, kad koks vyksta progresas būtent su šituo objektu. Taip, tai dabar dar trumpai parodysiu, kokį vaizdą mato techniniai prižiūrėtojai. Tai visa peržiūra įrašų vyksta lygiai taip pat, tik tais dar savo prisiskirsime dar papildomą rolę, tai yra techninis prižiūrėtojas. Ir tokiu atveju viskas išlieka taip pat, tik tais mums dar atsiranda papildomos formos, tai yra 57 forma, jeigu tai yra techninis prižiūrėtojas ir jis gali pildyti kažkokias pastabas, kurios jau bus oficialios ir nukeliaus į išrašą. Ir jeigu, tarkim, aš turiu pasirašyti kažkokius įrašus, F07, tai techniniai priežiūrai atsiranda papildomas laukas, tai yra priimamas darbų kiekis. Tarkim, man čia nurodė, kad yra 1, o aš galiu rašyti, kad tik tai 5 metro priimamas. Ir rašau kiekį. Ir tokiu atveju dalyvis yra informuojamas elektroniniu paštu, kad priimtas ne visas kiekis, kad tik tais priėmė 0,5 metro. Galima susiekti. Aš kaip techninis prižiūrėtojas žinau, kad man skambins ir klaus kodėl, tai galiu ir pakomentuoti, kodėl aš priėmiau mažesnį kiekį, palikti gal kažką nuotrauką su įrodymu, kad vis dėlto mažesnis kiekis atliktas ar kažkas nepabaigta daryti. Ir tokiu bužneraštį jau sumažėja priimtas darbų kiekis ir likęs kiekis palieka kaip reikalingas atlikti sekančių etapų. Lygiai taip pat 57 forma, jeigu komentarai ir užduotis nepadeda, tai galiu formuoti pastabą, vadinkim ją oficialią, čia nurodyti, kas yra pastebima ir lygiai taip pat įgyvenimo terminą įdėti kaip užduotyje ir galiu prisiekti nuotraukas. Šiaip sprendimas pritaikęs mobiliuosiuose renginiuose, tai techninis prižiūrėtojas gali šitą žurnalą naudoti ir statybų aikštelėje. Ir pakviečiau pasirašyti tiek save, tiek subrangovą. Įrašas yra pasirašomas abiejų šalių ir čia atitiktų, kad susipažinome su pastebėjimu. Subrangovas vėl prisijungęs prie savo paskyros, matys mygtuką lygiai taip pat kaip čia. Yra galima fiksuoti kaip atlikta, kai jau yra atliekama, tai kuriasi atskiras įrašas, kuris fiksuoja darbų atlikimą. Tai pažymim, kas įgyvendinta. Vėl galiu įrodymą prisiekti nuotrauką, galiu pakviesti dažniausiai pasirašančius, matom, kad jau dabar 2 atsirado, susikuria dar vienas įrašas, kaip atliktų darbų. Toks pats pildymas iš abiejų šalių. Tai dabar keliaujant jau į pabaigą būtų pokalbis apie nustatymus ir šitoje vietoje, ką aš galiu atlikti per nustatymų skiltį. Tai apie statinių elementus pakalbėjom. Galima generuoti išrašus, tarkim, subrangovas dirba tik tais darbų pradžioje, po to, tarkim, mums prieiga jam bus kaip ir nebereikalinga, tai galime iš anksto suformuoti tokią kaip
knygą būtent su subrangovu, pakviesti, čia bus visi įrašai, kurie buvo kurti būtent iš subrangovo pusės ir pakviečiame pasirašyti, tarkim, save, subrangovą ir užsakom pasirašymą. Tokiu atveju bus formuojamas išrašas, dabar dar generuojamas ir paprašoma kvalifikuoto parašo būtent iš šalies. Ir tokiu atveju tada mes jau nukeliavę galėsime išjungti prieigą subrangovui per šitą skiltį arba visai pašalinti prieigą subrangovui, bet palaukime, kol dar pasirašys, nes kitu atveju tada subrangovas negalės prisijungti ir pasirašyti įrašo. Jeigu statybo aikštelė darbai sustoja, kad nebūtų išrašomos sąskaitos ir nebūtų jis pildomas, tai galime paspausti sustabdyti ir lygiai tą patį galime padaryti, kai darbai vėl prasideda, tai šitoje pat skiltyje tai jau pratęsti žurnalo pildymą ir vėl pradeda. Ir paskutinis žingsnis tai yra žurnalo užbaigimas, tai jeigu visi įrašai pasirašyti, spaudžiame užbaigti žurnalą, galime pakviesti visas šalis, gal yra asistentai, administratoriai, kurių parašas nereikalingas, varnelę nuimu ir spaudžiu užbaigti. Bet sistema išmes pranešimą, kad įrašai nepasirašyti, todėl reikia grįžti atgal, prasifiltruoti, kokie įrašai nepasirašyti ir susirinkti trūkstamus parašus ant šitų įrašų. Tai taip trumpai būtų pats žurnalo pildymas.